Labas rytas tarybos nariai, labas rytas posėdžio dalyviai. 7 šaukimų tarybos 17 posėdį, kuriame dalyvauja 22 tarybos nariai, skelbiu pradėtą. Labas rytas tarybos nariai, labas rytas posėdžio dalyviai. 7 šaukimų tarybos 17 posėdį, kuriame dalyvauja 22 tarybos nariai, skelbiu pradėtą. Labas rytas tarybos nariai, labas rytas posėdžio dalyviai. 7 šaukimų tarybos 17 posėdį, kuriame dalyvauja 22 tarybos nariai, skelbiu pradėtą. Labas rytas tarybos nariai, labas rytas posėdžio dalyviai. 7 šaukimų tarybos 17 posėdį, kuriame dalyvauja 22 tarybos nariai, skelbiu pradėtą. Labas rytas tarybos nariai, labas rytas posėdžio dalyviai. 7 šaukimų tarybos 17 posėdį, kuriame dalyvauja 22 tarybos nariai, skelbiu pradėtą. Mygtukai visus va. Labą dieną, ne tas. Labą dieną, kad tas pats. Tamsta mano metų sulauksit, ne taip atrodysit. Tai visi sveiki, sulaukia tų šventų kalėdų ir visi sveiki, laukiantis gražių, naujų. Tamsta mano metų sulauksit, ne taip atrodysit. Aš galiu paklausti, bet taip įdomi, čia grupė žmonių, čia grupė sulaukia tų šventų kalėdų. Ką tai reiškia? Ir visi sveiki. Pas mus tai nėra, aš vienintelis ir elfų krūmas su snieguolėm. Taip, supratau, kad čia didelės galvas susirinkusias visų. Tai aš užduosiu jums vieną myslę. Ar galiu? Protingi žmonės susirinkę. Tai klauso. Pas mus tai nėra, aš vienintelis ir elfų. Jeigu, kai pridedi, mažėja, kai atimi, didėja. Kas? Protingi žmonės susirinkę. Tai siūlau, turit atsakymą. Jeigu, kai pridedi, netiesa, neatspėjai. Pakartoju dar sik. Kai pridedi, sumažėja, kai atimi, didėja. Nu mano elfai širma. Taip, o mergikė kokia jie. Saldainį paskui. Ne, dabar neturiu. Tai ir noriu palinkėti. Žinau, kad jūs čia atstovaujat visus žmonėms. Tai siūlau, kad greičiau tą didėjančią mūsų duobę prikastume ir mūsų visų rūpesčiai sumažėtų, kaip toj mūsų išminti. Dabar noriu pakviesti vieną to flango atstovą ir to flango atstovą. Turiu dovanikių. Kas čia? Pats didžiausias. Gerai. Prašau, jūs neatspėjo, duodam pasitaisyti. Gal ką nors tarsit, senelį, aš parvešiu į Laplandiją savo vaikams. Senelį palinkėjai? Taip, aš jums tai palinkėjau. Nu, ką galima seneliui palinkėti? Nepasenti. Ne, tas negrėsma. Negrėsia, ne? Laplandijai tvarkos. Seniai, kai viena valdžia, viena tvarka. Aš nežinau, ką jums palinkėti, viskas ten labai gerai. Gražių snieguolių. Taigi snieguolių irgi sočiai yra. Mano senoji jau kvaištelė. Gerai, tada linkiu tikrai pakeisti dalį elfų, arba juos palikti tenais atsargai ir įsigyti daug gražių snieguolių. Ačiū. A jūsų planai duodu dovanėlių. Kadangi jūsų labai daug, jūs nevaikiukai nesusimušit. O čia gal kas nors norit? Ar iš centro? Iš centro, čia yra modernų laikai. Kas čia dabar ateis atstovauti tai šonui? Ai, ta mergikė gudri, jau bijau.
Seneli, mes linkim jums, kad jūs kas metai būtumėt turtingesnės. Nes matau, tos tašės netokios čia jau ir didelės. Ale kokia sunkia. Bet ką darysi? O šiaip tai visiems, kurie žiūri į šį senelį ir rajono gyventojams, ir čia susirinkusiems, linkiu gražių naujų metų. Gerų, skalsių, dorų, sąžiningų ir visokių kitokių. Bet tą mergikę aš pažįstu kažkur. Ar nesiuntėt man laiškų į mano paštą? Aš siunčiu kas metai, bet jūs mane atsakota. Tai ne tam seniai siunčiat, gal kokį saviškį turit. Man jinai maža būdama dar atsiuntė. Ir kokį jinai gražų eilėraštuką ir sudėjus. Kokį eilėraštuką. Čia visiems pro žiemą, a dar ką norint. Ai, Aldon, Aldutė. Čia eilėraščia kokia. Nu, pro gyvenimą tada. Jeigu gultas kurota jau nusiboda, yra apie senį nuo raudonosį. Aš apie Raseinius. Gerai. Koks man brangus Raseinių kraštas. Gražus kampelis mūsų Lietuvos. Maironio pėdos čia giliai įmintos, jo dainos skamba tėviškės laukuos. Čia Šiluva, Marijos žemė, šventa istorija žemelis mūsų gimtos. Šilinės garsina ją visame pasaulyje. Skaičiuojam šimtmečiais laikotarpime Šiluvos. Bet įgalos centre mūsų Vytautas didysis. Viduklėje Stanevičiaus namai. Aputį, Verbą, myli Nemakštiškiai. Jų žodį mes pamėgome labai. Nekrošių, Mačiukevičių visi pažįsta. Užaugo Martinaitis Paserbentį. Juos vienyje gimtosios žemės meilė ir stovintis žemaitis Raseinių vidury. Pilėnus mena Molavėnų kaimas. Vitkauską Vladą mylime visi. Ariogaloje suėjimai praeitį mums mena, čia tremtinius sukviečia šventė nuostabi. Kiek daug puikių žmonių Raseinių kraštas užaugino. Darbštumo jiems nestigo niekada. Čia, kur Dubysa vingių vingiais teka, čia skamba mūsų lietuviška daina, pati parašiau. Jau kitą sykį rašyk, madat, nešiu kitą sykį. O dabar čia jūsų tam flangui. Visiems dovanėlio. Dvi dėžikės. Ačiū. Ne dvi, ko aš dam po vieną. Bet tai šaunus kraštas, kiek didžių žmonių ant šito krašto. Ir jisai vadinasi Raseinių kraštas. O Ariogala kur? Ten, sakėt, susirink daug žmonių. A, jūs Ariogala? A, Lėksiu į Ariogalą tada. Ten, sakė, susibūrimas, deka nors kokių už snieguolių rasiu. Tai jums visiems vis tiek neaiški pozicija, kodėl čia taip jūs skyrium. Tai aš manau, kad kažką tokią nutokiu. Tai per tuos kitus metus, be užkasdami tą duobę, aš manau, kad kitais metais ateisiu, bus jungtis. O sakau, kai valdžia viena, tai pas mane visą tvarka. O dabar čia viens, kits. Tai manau, kad bus 1, 2, 1, 2 ir visi dirbsim senelio ir jo vaikų labui. Tai labai ačiū. Supratau, senelio, o tie saldainiai užmystė jau skolai kitus metus. Tai kai parašysi laišką man. Tai labai. Ačiū labai seneliui. Ir su plojimais mes palydėsim senelį. Gerbėmieji, kaip visada posėdį norėčiau pradėti nuo to, kad Gintautas Mykolaitis ir Algis Milinis šventė savo gimtadienius, tai nebuvai aną kartą. Ilgai šventė, nematai. Taip pat ir meras šventė gimtadienį.